Paskirstymo grandinė ar dantytas diržas? Ką reikia žinoti, kad neliktumėte ant ledo? Sveiki, inžinerijos entuziastai. Šiandien atskleisime vieną didžiausių dilemų po jūsų automobilio variklio dangčiu. Skirtumą tarp paskirstymo grandinės ir dantyto diržo. Daugelis apie juos yra girdėję, tačiau tik nedaugelis iš tikrųjų supranta jų svarbų vaidmenį. Ir dar svarbiau, kuris variantas geriausias jūsų automobiliui. Ar kada nors susimąstėte, kas priverčia jūsų automobilio variklį veikti? Tobuloje sinchronijoje tarsi gerai suderintas orkestras. Na, ši sinchronija neįvyksta savaime. Jūsų automobilio mechaninėje širdyje yra gyvybiškai svarbi dalis, atsakinga už įvairių detalių judėjimo koordinavimą, užtikrinanti, kad viskas veiktų tinkamu laiku. Mes kalbame apie variklio sinchronizavimo sistemą, kuri gali būti sudaryta iš dantytos diržo arba grandinės. Pasirinkti arba prižiūrėti vieną iš šių sistemų yra sprendimas, kuris tiesiogiai veikia ilgamžiškumą, našumą ir žinoma jūsų piniginę. Bet koks yra tikrasis skirtumas tarp jų ir kodėl vienas variklis naudoja vieną, o kitas kitą? Norint išsamiai suprasti šį klausimą, pirmiausia turime žinoti, kokia yra pagrindinė šių komponentų funkcija. Tiek paskirstymo diržas, tiek grandinė turi pagrindinę užduotį – užtikrinti, kad alkūninis velenas ir vožtuvų paskirstymo velenai suktųsi tobuloje darnoje. Alkūninis velenas valdo stūmoklių judėjimą, o vožtuvų paskirstymo velenas atsakingas už įsiurbimo ir išmetimo vožtuvo atidarimą arba uždarimą tiksliai reikiamų momentų. Jei ši sinchronizacija sutrinka, pasekmės gali būti brangios ir katastrofiškos varikliui, sukeliant labai rimtus vidinius pažeidimus. Tai tarsi orkestro dirigentas prarastų ritmą ir muzikantai pradėtų groti kiekvieną savo. Rezultatas – chaosas. Dabar panagrinėsime kiekvieno ypatumus, pradėdami nuo garsiosios dantytosios diržo. Dantytasis diržas yra lanksti detalė, dažniausiai pagaminta iš itin tvirtos gumos, sustiprintos stiklo pluoštų, nailonų ar kitomis sintetinėmis medžiagomis, kad atlaikytų didelės variklio apkrovas ir aukštas temperatūras. Jos vidinėje pusėje yra dantukai, kurie tiksliai įsistato į dantytas kriemulius ant alkūninio veleno ir paskirstymo veleno, taip užtikrinant, kad neslystų. Kadangi ji yra variklio išorėje, dažnai būna matoma arba prieinama per paprastą dankelį. Pagrindinis paskirstymo diržo ypatumas – būtinybė atlikti profilaktinę priežiūrą. Bet kodėl dantytas diržas turi būti periodiškai keičiamas ir kokia rizika, jei to nepadarysite? Dėl to, kad medžiaga yra guma ir dėl nuolatinių įtempimų bei temperatūros svyravimų, dantytas diržas laikui bėgant natūraliai dėvisi. Gamintojai nurodo keitimo intervalą pagal nuvažiuotą atstumą, paprastai nuo 40 iki 120 tūkstančių kilometrų, arba pagal laiką nuo 3 iki 5 metų. Kas įvyks pirmiau? Nepaisyti šios rekomendacijos yra itin pavojinga, nes diržui nutrūkus ar sulūžus variklio veikimo metu, alkūninis velenas ir vožtuvų paskirstymo velenas iš karto praras sinchronizaciją. Tai reiškia, kad stūmokliai gali smarkiai atsitrenkti į atidarytus vožtuvus, dėl ko gali išlinkti vožtuvai, būti pažeista stūmoklio galvutė ar net variklio galvutė. Dėl to nuostoliai gali lengvai viršyti paties automobilio vertę. Nepaisant šios svarbaus aspekto, paskirstymo diržas turi ir savų privalumų. Vienas didžiausių diržo privalumų yra tylesnis veikimas. Guma sugeria vibracijas ir triukšmą, todėl vairavimo patirtis tampa sklandesnė. Be to, ji yra lengvesnė, todėl gali šiek tiek sumažinti bendrą variklio svorį ir atitinkamai šiek tiek pagerinti degalų naudojimo efektyvumą. Pradinė gamybos kaina ir atsarginės dalies kaina yra mažesnės, todėl variklius, kuriuose jį naudojama, yra pigiau gaminti. Kita vertus, turime tvirtą paskirstymo grandinę. Paskirstymo grandinė, kaip sako pats pavadinimas, yra metalinė grandinė, labai panaši į dviračio grandinę, tačiau pagaminta iš aukštos atsparumo plieno lydinių. Kaip ir dantytasis diržas, ji taip pat jungiasi prie metalinių krumpliaračių ant alkūninio veleno ir paskirstymo veleno. Tačiau, skirtingai nei diržas, grandinė veikia panardinta į tepimo alyvą variklio viduje, kas ženkliai prisideda prie kokybės ir našumo. Kad būtų palaikytas tinkamas įtempimas ir išvengta grandinės daužymosi ar vibracijos, grandinės sistema naudoja hidraulinius įtempiklius, kuriuos maitina variklio alyva, bei plastikinės arba metalinės kreipiančiąsias. Didysis paskirstymo grandinės pažadas yra jos ilgaamžiškumas. Tačiau aš jau esu girdėjęs, kad paskirstymo grandinė tarnauja visą variklio tarnavimo laiką.
Ar tai mitas? Tiesa ta, kad teoriškai taip. Grandinė suprojektuota taip, kad jos ilgamžiškumas būtų gerokai didesnis. Dažnai tikimasi, kad ji tarnaus tiek pat, kiek ir pats variklis. Dėl savo metalinės medžiagos ir nuolatinio tepimo variklio, alyva grandinė nereikalauja reguliaraus keitimo, kaip reikalauja paskirstymo diržas. Tačiau sakyti, kad ji amžina, būtų perdėjimas. Bėgant laikui ir didėjant nuvažiuotam atstumui, grandinė gali išsitęsti. Tai vadinama laisvumu arba grandinės pailgėjimu. Hidrauliniai įtempikliai gali sugesti, o plastikiniai kreiptuvai susidėvėti arba sulūžti. Kai šios problemos pradeda atsirasti, variklis dažnai duoda aiškius ženklus. O kokie yra ženklai, rodantis, kad paskirstymo grandinė gali būti sugedusi ir kas nutinka, jei ji sugenda? Dažniausias paskirstymo grandinės su laisvumu arba susidėvėjusiais įtempikliais simptomas yra būdingas variklio triukšmas, kuris gali skambėti kaip barškėjimas arba ūžesys, ypač šaltam varikliui, užvedant arba esant žemoms apsukoms. Jei šie ženklai ignoruojami, per didelis laisvumas gali lemti, kad grandinė peršoks dantį ant krumpliaračių, dėl ko variklis praras sinchronizaciją ir gali patirti tokią pačią rimtą žalą, kaip ir nutrūkusi paskirstymo diržas. Paskirstymo grandinės keitimas paprastai yra sudėtingesnė paslauga ir atitinkamai brangesnė, nes reikalauja atidaryti dalį variklio. Tačiau lyginant paskirstymo diržo ir grandinės priežiūrą bei eksploatacijos išlaidas, paskirstymo diržas reikalauja griežtesnio priežiūros plano su reguliariais keitimais. Nors kiekvienas keitimas yra palyginti pigesnis nei grandinės, sukauptos išlaidos per visą transporto priemonės eksploatavimo laikotarpį gali būti nemažos. Tuo tarpu paskirstymo grandinė, nors teoriškai nereikalauja priežiūros, reikalauja dėmesio alyvos kokybei ir reguliariam jos keitimui, nes įtempiklių sistema ir pats tepimas tiesiogiai nuo to priklauso. Jei grandinė sugenda, remontas paprastai būna brangesnis dėl sudėtingo variklio išardymo. Ir ar yra geresnė sistema tarp paskirstymo grandinės ir paskirstymo diržo šiuolaikiniams varikliams? Nėra vieno atsakymo į šį klausimą, nes pasirinkimas labai priklauso nuo projekto, variklio ir gamintojo prioritetų. Pastaraisiais metais daugelis gamintojų renkasi paskirstymo grandinę, ypač didesnio darbinio tūrio ir našumo varikliuose. Arba siekdami patenkinti ilgamžiškesnių ir su mažesnėmis priežiūros išlaidomis pasižyminčių variklių paklausą. Programada para o proprietário. Grandinių medžiagų ir konstrukcijos tobulėjimas jas pavertė tylesnėmis ir patikimesnėmis. Tačiau ir dantytieji diržai taip pat patobulėjo. Jie gaminami iš atsparesnių medžiagų ir turi ilgesnius keitimo intervalus. Jie vis dar yra puikus pasirinkimas kompaktiškiams varikliams ir ten, kur gamybos kainos ir naudos santykis yra svarbus veiksnys. Bet aš jau girdėjau, kad kai kurie automobiliai naudoja dantytus diržus, kurie taip pat yra tepami alyva. Taip, toks diržo tipas egzistuoja ir nors atrodo keista maišyti gumą su alyva. Ir tiems, kurie nežino, taip neturėtų nutikti jokių būdų. Yra keletas priežasčių, kodėl tokia sistema naudojama, bet manau, kad tai tema kitam vaizdo įrašui. Jei žiūrėjai iki čia ir tau patiko šis vaizdo įrašas, nepamiršk užsiprenumeruoti, jei dar nesi prenumeratorius. Paspausk patinka ir įjunk pranešimų varpelį. Ir jei manai, kad mūsų turinys įdomus, apsvarsty galimybę tapti nariu, kad padėtų mums toliau kurti šioje platformoje ir būtum paminėtas mūsų vaizdo įrašuose. Jei smalsu sužinoti apie mūsų rekomenduojamus kursus, nuskenuok QR kodą čia šone arba spausk nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Kad gautum prieigą prie įvairių galimybių tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą tavo karjeroje. O tu, kokią sistemą turi savo automobilyje? Ar esi turėjęs geros ar blogos patirties su paskirstymo diržu ar paskirstymo grandine? Ar pažįsti ką nors, kas turi automobilį su alyva tepamų paskirstymo diržu? Palik savo nuomonę ir istorijas komentaruose. Man įdomu sužinoti. Čia šone yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos privalai pažiūrėti, kad praplėstum savo žinias ir patenkintum smalsumą. Ir jei nori prisidėti prie mūsų, paspausk patinka, užsiprenumeruok kanalą, įjunk varpelį ir apsvarsty galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai siunčiu didelį glėbį ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.